Labą dieną. Šnekinam Mykolo Barakausko Kėdainiuose ir norim paklausti, kaip jam sekėsi varžybose. Šiandien varžybose man sekėsi normaliai. Pirmą važiavimą užkišo ir griuvau, baigiau 11 pozicijai, o antrą važiavimą be griuvimų ir baigiau 7 pozicijai. Taip pat šnekinam ir mūsų lyderį šių metų, kur pirmas vietas skina, Dovydą Karką. Jisai kaip ir jo galima ir nebeklausti, visą laiką pirmas, bet šiandieną gal tik tai nesisekė biškiuko, kiek atrodo, kad jam išėjo, kaip ir aš aišku už jį sakau, reikėtų jo paklausti, iš tikrųjų per daug sakau, kelinta vieta gavosi. Bendroji gavosi pirma, antra bendroji. Kvalifikacijų buvo pirmas, pirmą važiavimą antras ir antrą važiavimą antras. Ir bendra gavosi pirma. Visą susimaišo. Antra. Susimaišo vien dėl to, kad visą laiką buvo pirmas. Dabar sunku jam ir adaptuotis į antrą vietą. Bet aš galvoju, kad kitą etapą tikrai būsi pirmas. A ne taip? Ir kas ten toksai pralenkė, kas čia taip sugebėjo, taip aš norėčiau paklausti. Svečias iš Estijos Hendrikas Talvikų. Jo, Mykolai, tu pasakyk dabar, kaip ten, sakysim, kaip ir trasa žinoma, ar kaip ten, sakysim, treniruotės buvo? Utenai man trasa normaliai patinka, stengsiuos ruošios fizinės jėgos ir daug treniruosios. Taip, norėtume paklausti Mykolo, sakysim, nuo kada tu, Mykolai, pradėjo važiuoti ir, sakysim, tavo planai kokie į priekį žiūrint, toliau važiuosi ar dar? Aš pradėjau sportuoti nuo 50 kubinių centimetrų motociklo, tai bus 6 metų. Planuoju dar sportuoti, kol, kaip išeis, kokie ten bus tėtis ten iš finansinių išlaidų ten, kaip seksis mum. Ir noriu, aišku, sportuoti šį sportą, man jis patinka. Vienu žodžiu, kaip ir suprantat visi, kad tas sportas yra brangus, teisingai. Čia nuo tėčių priklauso ir finansai. Dar po kol kas, kaip ir vaikai, tų pinigų neuždirba. Ir federacija nemoka, sakysim, nei už vietas, nei už pirmas, nei už antras. Tai vat, čia praktiškai viskas nuo tėvų priklauso. Ir dabar prie tą pačią, aišku, Dovydą norėtume užklausti, nuo kada jis pradėjo važiuoti. Ir sakysim, tai vat, Dovydai, norėjome tavęs užklausti. Pradėjau sportuoti nuo 4 metų. Su 50 kubinių centimetrų motociklu. Jo firma buvo Yamaha. Ir sportuosiu tol, kol aha. Jeigu finansų bus, sportuosiu dar ilgai. Tai čia taip pat irgi nuo tėčio priklauso, taip? Aha. Taip, Mykolai, norėjom paklausti tavęs taip pat, kaip, sakysim, kaip pradėjai, sakysim, nuo kelių metų ir kas tave atvedė į tą sportą, sakysim, būtent į motokrosą? Pirmą mano broliui buvo nupirktas motociklas ir jis pradėjo važinėti. Aš vieną kartą pabandžiau irgi pavažiuoti ir man labai patiko. Ir treniruotėj ten aš griuvau, man broliui nebepatiko. Ir pradėjau aš sportuoti. Ir šį sportą atvedė tėtis. O norėjau paklausti, o ką broliai nupirko, brolis kas nutiko, nebevažiavo ar kaip čia? Broliui buvo nupirktas motociklas ir jisai išsigando, kai turbūt aš griuvau ir nebevažiuoju. Gal sprendžia ir pradėti važiuoti dabar.